atėjau jūs pasveikinti. Tai ką, algas pakėlė? Ne, Tada premijas išrašė. ne, Gerai, palaikyk Klauštuvą, o aš užtvosiu. aš tau užtvosiu, aš čia nedirbti atėjau. Kada mūsų administracija dirba, ha? Dirbti, nedirbti, aš atėjau jūs pasveikinti, gerbiami geležinkeliškiai, su to, kad jūs pagaliau turite naują geležinkelių kolektyvinę darbo sutartį. Tai palauk, tai algas pakėlė? Ne, Ar premijas išrašė? ne, aš jums aiškinu, kad jūs turite pagaliau sutartį kolektyvinę. Kokia dar sutartį, netrukdyk mums dirbti? Sutartys labai paprasta, prašau klausyti mane. Na. Reiškia, sutarty yra parašyta, kad tu ir tu, jūs esat kolektyvas, kuris pagaliau dirbs mums. Kuris pagaliau šitą dirbs mums vadovaujant. Hei, mes taip nesitarėm, netrukdyk mums dirbti, sakau. Geriau palaikyk Klauštuvą, kol aš tvosiu. Tai prašom konkrečiau pasakyti, ką mes ten pasirašėm, nors tam pasirašyme visai nedalyvavom. Pasimk Klauštuvą. Jūs šitoj sutarty, gerbiami geležinkeliai, pasirašėt Na. ant visko, ką mes prisirašėm. Tai yra, ką administracija pasiūlė, tas jums ir tiko. Prašom konkrečiau, kaip ten toj sutartį parašyta. Gerai, galim konkrečiau. Štai imam sutartį. Imam sutartį. Va, jūs darbininkai įsipareigoja dirbti. Na. Dirbti. Mes administracija, jau savo ruoštų, mes įsipareigojam mažinti, stengtis, plėsti ir gerinti. Ir algas pakelti, ha? Premija. Ne, klausykit toliau. Mes įsipareigojam, reiškia, tobulinti, atsisakyti, modernizuoti ir kas be ko. Algas pakelti. Ne, mes įsipareigojam šviesti, dauginti ir dirbti. Tai yra stengtis. Prašom konkrečiau. Šitoj sutartį, pavyzdžiui, užrašytas skaičius, koks procentai. Nu tai žinoma, ko jūs mūsų laikot, ne pirmi metai administracijoje sėdim. Na. Reiškia, žiūrėkit, konkretus yra skaičius parašytas. Na? 2001, taškas, 04, taškas į 10, 2 taškai. A tai ką čia reiškia? Čia yra sutarties pasirašymo data, konkretus skaičius. Palaikyk Klauštuvą, man užtvotų reikia. Klausyk, atsikabink su savo laužtu. Gal dar klausimą būtų? Gerbiamas pabėgių viršininkė, turiu klausimėlį. Taip. O kas sutartį vertino iš dirbančiųjų pusės? Iš dirbančiųjų pusės įvertino sutartį profsąjungų lyderis, nepriklausomas ekspertas K. Uoka. Kas? Ekspertas K. Uoka. Tai koks dar čia ekspertas, koks čia baslys, ha? Aš sakau, ne baslys, aš sakau, nepriklausomas profsąjungų ekspertas K. Uoka. K. Raidė pirmoji, a Uoka kas liko. Tai tokią sutartį ir galėjo vertinti tik visai kuoktelėjęs baslys. Taip, netrukdyk dirbti. Aš sakau, K. Uoka. Kuoka, pavardė. A kodėl jis nepriklausomas ekspertas, ha? A todėl, kad nuo jūsų šitas sutartys visiškai nepriklauso, jūs čia nieko negalit padaryti. Klausyk tu, negalim padaryti, laikyk dabar šitą. Jis užtvos, laikyk, sakau, abiem Laikyk. rankom. Nu gerai, kai kada administracija ir gali atsiliepti į dirbančiųjų prašymus, palauk, nesimučiau ko, kirviau. Nu, stok. Nu, laikau. Nu, tvoju.